Siekiant tikslų, reikia visada turėti aplinką, kuri tave palaiko ir idealiausia, kad siekia tikslų kartu. Čia yra idealus variantas. Va čia dabar įsidėmėkit, išgirskit, jeigu neaišku, klauskit, paaiškinsiu viską. Bet čia yra, visam gyvenimui jūs turite atsiminti. Jeigu jūs, kai bendraujate su kitais žmonėmis, jeigu jūs neturite nuoskaudų ir negatyvių jausmų tam žmogui, jūs visada matote to kito žmogaus potencialą. Jūs matote tą žmogų kaip asmenybę. Jūs esate linkę matyti tą žmogų, kuriam nejaučiate negatyvių jausmų ar kuriam neturite nuoskaudų, jūs esate linkę matyti jį geriau negu iš tikrųjų yra. Jeigu neturite nuoskaudų, neturite negatyvių jausmų su žmogumi, visada matote kito žmogaus potencialą arba matote jį kaip asmenybę, kaip riešutmedį, koks jis gali būti. Jeigu jūs turite žmogui nuoskaudų ar negatyvių jausmų, visada matysite realybę. Visada, jeigu turite nuoskaudų ir negatyvių jausmų, visada matysite realybę. Va kur yra baisiausia. Žmona sugalvojo tikslą pasiekti. Gyvena jau ilgai su vyru ir su vyru ten pykčių, nuoskaudų visokių, ten dar visokių kitokių dalykų. Kaip elgsis vyras? Moteris turi tikslų, turi galbūt kažkokių verslo idėjų, turi dar kažko, praeityje buvo ar tai neištikimybė, arba kažkokių ten ginčių, apsižodžiavimų kažkokių, tai ten, sakykime, yra nuoskaudų, pykčių ir taip toliau ir taip toliau. Kaip reaguos vyras į moters tikslus? Taip, vyras visada baksnos į realybę ir sakys, tau iki šiol nepavyko, tau nepavyks, tu tokia, tu netikus, tu nemoki, tu ta. Kodėl? Todėl, kad visada atsiminkite, jeigu santykėje jūsų su kitu žmogumi yra neigiamų jausmų, kitas žmogus niekada jumis netikės, jis niekada jūsų nepalaikys ir visada priešinsis jūsų tikslams. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite nuoskaudų santykėje su tėvais, su mamom, tėvais, pykčiai, nuoskaudos, nepasitenkinimai, kažkokie tai tarpusavio, kažkokios ten nepagarbos ir taip toliau. Kuo didesnis kiekis negatyvių jausmų, tuo didesnis nepalaikymas. Vat jūs turite suprasti, artimiausi žmonės dėl tos priežasties dažniausiai jūsų niekada nepalaikys. Nors jūs to taip norit, trokštat iki išprotėjimo, kad jūs palaikytų artimiausius žmonės, niekada nebus, kad jūs palaikytų. Nebent jeigu jūsų santykiai yra tobuli su žmonėmis. Jeigu yra negatyvių jausmų, šansų nėra. Nenorėkite saldainio iš to žmogaus, kuris to saldainio neturi. Jeigu yra nuoskaudų, pykčių, šakės. Kam yra jausmas wow? Kam atsimerkia akis? Ir šitoj vietoj niekas nėra kaltas dėl to. Nuoskaudos ir pykčiai, negatyvūs jausmai, viskas. Mes tai turime savo tikslų. Mes turime atsidurti aplinkoje, kurioje nėra nuoskaudų. Kurioje būtų žmonės, kurie geriausiu atveju norintys eiti kartu. Va čia yra esmė, ne? Kur reikia tinkamos aplinkos. Artima aplinka dažniausiai, kuo negatyvesni jausmai, tuo labiau jūs stabdys. Ir ne dėl to, kad jie yra blogi žmonės. Dėl to, kad tiesiog taip yra. Ne dėl to, kad jie blogi žmonės, dėl to, kad logika tokia. Ego taip veikia. Ir jie tai žmonės nieko padaryti negali. Va kur yra esmė. Ir Mantas sako, atsimerkia akis, tikėjausi palaikymų iš tų, kur negatyvūs jausmai, nuoskaudos. Kiek man reikėjo iš tikrųjų praeiti, ne? Kiek man reikėjo praeiti, kiek man reikėjo patirties ir taip toliau, kad aš galutiniam rezultate iki tokių dalykų ateičiau. Ir kad galėčiau jums papasakoti. Bet ir viskas. Bet kaip tai veikia? Tai kas palengvina tikslų siekimą? O žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Koncentracija į tikėjimą savim. Koncentracija į save. Su jausmais išmokti tvarkytis. Jausmai tai yra ego. Komforto zonos žymekliai. Nesureikšminu jo. Bendraminčiai ir draugai. Tie, kurie yra pozityvi aplinka arba aplinka, kurioje nėra nuoskaudų. Jums reikia bendraminčių ir draugų aplinkos, kuri matytų jūsų potencialą. Kai žmonės mato jūsų potencialą, tada galutiniam rezultatui jums tikėti savimi yra 100 kartų lengviau.